Tai treneriai ištraukti tautų lygos burtai, suvedė mus vieną grupę su Azerbaidžanu ir Lichtenšteinu. Koks būtų jūsų vertinimas? Burtai yra burtai, ką gavom, nesiskundžiam, žaisim, žinom, kad visos komandos šitoj grupėje yra mum įveikiamos ir reikia, aišku, lengvų rungtynių čia nieks nežada, tai reikia dėti visas pastangas, kad koptume į aukštesnę grupę. Lichtenšteinas jau anksčiau žaidė D divizione, Azerbaidžanas iškrito iš C diviziono, galbūt kokio tai lygio gali būti varžovai? Dar kartą Vaidai, negirdėjau. Lichtenšteinas žaidė D divizione, Azerbaidžanas iškrito iš C, kokio galbūt tai gali būti lygio varžovai? Na, aišku, kad Azerbaidžanas yra aukštesnio lygio komanda, jos sudėtyje žaidžia žaidėjai ir turintis europinės patirties, nes Karabachas dažnai stebina Europą, sakykim, savo futbolu, galbūt tokia išsiskirianti komanda vietiniam čempionate, kuri ir daugiausiai išleidžia žaidėjų rinkinę. Tai, žinom, pietietiško tipažo komanda, techniška, galbūt paskutiniais metais neišgyveno savo geriausių laikų, tačiau manau, kad tikrai nėra patenkinti ir savo žaidimu, savo pasiekimais. Tai manau, kad visos komandos šitoje lygoje turės vienodą tikslą, tai yra kilti aukščiau. Azerbaidžane dirba ir vienas Lietuvos treneris, Valdas Dambrauskas, galbūt su juo laukia pabendravimas kažkoks? Na, be abejo, kad su Valdu pakalbėsim. Mačiau, kad keletą žaidėjų ir jo komandos yra rinktinės sudėtyje, tai be abejo, kad surinksim visą galimai įmanomą informaciją, kad būtume visapusiškai maksimaliai gerai pasiruošę su šitom rungtynėm. Pirmasis šių metų langas laukia už kiek daugiau negu mėnesį, kokia dabar yra pasirinkimo stadija, galbūt trenerių štabe? Na, ruošiamės, žiūrim, kur mūsų žaidėjai, kokiose formose, kas pradėjo čempionatus, kas dar tik tai pasiruošimo fazėje, tai dar yra laiko sudaryti tą galutinį sąrašą, kuris priklausys nuo žaidėjų žaidybinės formos ir turėsime dvi kontrolinės rungtynėse, kuriuose, aišku, jau turėsime galvoti apie Baltijos taurės turnyrą. Tai ruošiamės, šitie metai mums labai svarbus, norim pergalių, norim laimėti Baltijos taurę, tai visi turim turėti vienodą tikslą ir dėti maksimaliai pastangas, kad jį pasiekti.